ir niekaip nepavyks pračiuožti paviršiumi, jei tau yra skirta tyrinėti gelmes. Labas, su jumis aš Indrė ir ši žinutė yra skirta tau, mielas žmogau, kuris klausaisi šio įrašo. Pradėjau nuo sakinio, kuris pas mane atėjo gerokai prieš metus, transformacijų metu, kai taškė, skalbė, purtė mane kaip tik galėjo. Ir ką aš supratau, kad bet kurioje savo gyvenimo srityje man niekaip neišeina pračiuožti paviršiumi, praslysti kažkaip, išvengti ar kažkaip atidėti, jei jau yra skirta išvaikščioti gelmes. Nes, kaipgi kitaip aš galėsiu suprasti ar papasakoti, ar kažkaip padėti tiems, kurie patys atsiduria panašiose situacijose. Tai kai šitą priėmiau, pasidarė lengviau ir todėl dabar galiu ir noriu su tavim visko dalintis. Gilus žmogus tai yra tas, kuris ištyrinėjo gilį savyje, tas, kuris nevengia atsisukti į save. Kartais gali būti, kad ir vengi, bet susidėliojusios aplinkybės, kaip sakau, prispaudė ir į save atsisukti vis tiek teko. Tu esi perlas, susiformavęs, išsitransformavęs perlas. O kur perlus randa? Dugne? Čia kalbu apie tuos perlus, kurie natūraliai susiformuoja, kurie nėra specialiai auginami. Tokį gan fainą atitikmenį radau su perlais. Perlai susiformuoti reikia katalizatoriaus. Tai yra, kad ir mažo smėlio grūdelio patekimo į kriauklę, nuo kurio ir prasideda procesai. Po truputį, sluoksnis po sluoksnio, prasideda formuotis pats perlas. Taip ir į žmogaus gyvenimą ateina tam tikras žmogus, aplinkybė, įvykis, kas tampa jam katalizatorium. Ir prasideda procesas. Per patirtis augam. Būna krentam, po to augam, visai būna, bet kuo tie procesai gilesni, tuo tampam patys gilesni, tuo patirties, išminties daugiau. Žinoma, čia tokius rezultate pliusinius dalykus kalbu, be abejo būna tikrai variantų ir kitokių, bet norisi kalbėti tik apie čempionus, apie tuos, kurie atsikėlė net ir tada, kai negalėjo. Ir jei tu, kuris klausai, šiuo metu esi nekokiam savo gyvenimo etape, žinok, kad nebereikalo tu čia, kur esi, nelaužyti ir kankinti čia tave gyvenimas ar Dievas sugalvojo, ne tam, kad kančiose murdytumėsi, bet tam, kad atrastum tą gilį savyje. Vadinasi, esi ypatingai reikalingas šiame pasaulyje. Mes visi esam programų rinkiniai, net su 95% pasąmonės. Ar dažnai susimastai, kiek dienos metu išties veiki iš sąmonės, o kiek autopilotų? Jei manai, kad gimei kančiai, kančioje ir gyvensi, jei skundies, kad niekas negerai, tuo dar daugiau pritrauki. Taip kaip jaučiamės kiekvieną dieną, taip kaip kalbam, taip kaip elgiamės, labai parodo, kokias pasąmonės programas turim, kokie yra įsitikinimai. Jau visai neužilgo paleisiu savo Contribui prenumeratą, tie, kurie norėsit, galėsit prisijungti, dalinsiuosi mintimis gal labiau čia, ten kol kas bus patirtis, patyrimai, naudinga ir įdomi informacija. Tai tie, kurie norėsit prisijungti už išties nedidelį mėnesinį ten kelių eurų mokestį, galėsit įsigyti prenumeratą. Taip padėsit man ir toliau augti, o sau rasti kažką vertingo. Tai va, mielas mano žmogau, vertink save, mylėk save, būk sau švelnus, ypatingai sunkesniais gyvenimo etapais. Nebijok prašyti pagalbos, išmok priimti pagalbą, jei jūs reikia. Išmokti priimti, pati ir iš savo patirties žinau, kad yra nemažai reikalų. Ir prisimink, kad viskas praeina. Perlai nebereikalo perlai. Jie turi išties nemažą vertę vien dėl savo proceso.